Tai laukiam prie Skrovegnį, kaip jinai vadina. Aš nemoku ištart. Skrovegnį koplyčia. Va čia įėjimas yra. Tai vienu žodžiu bilietus gali nusipirkti tik iš anksto internetu. Ir ten parašyta, kad į vidų įleidžia 25 žmonės. Ir yra, kadangi viduje yra palaikoma vientisa temperatūra, tai 10 minučių reikės jiem lankytojams prabūti įėjus šičia ir paskui 15 minučių leis prabūti viduj tiem 25 žmonėm, kad nepasikeistų mikroklimatas. Tai va, tai 15 minučių reikės laukti šitam, kaip jam, tamburė, ar kaip jisai vadinasi, tamburė reikės laukti, kol visi mes įgausim tam tikrą temperatūrą ir mūsų auros įgaus tam tikrą spalvą ir tada mes jau būsim įleisti į vidų. O aš žinau, kokią spalvą mėlyną. Kokią? Mėlyną spalvą? Jo, man sako, kad mėlyną spalvą. Tai jeigu mano spalva bus ne mėlyna, o pavyzdžiui žalia, tai manęs į vidų neįleis. Nes ten auras praskanuoja visų ir čia yra pati švenčiausia vieta, kokia tik tai gali būti. Kodėl mėlyna? Jo, džioto mėlyna spalva. Džioto mėlyna spalva čionais yra. Tai pagal mėlyną spalvą, kadangi aš greičiausiai nepasieksiu šito lygio, aš būsiu žaliai, toksai žaliai, purvinai žaliai rudas, tai manęs neįleis greičiausiai. Bet aš bandysiu įeiti. Jo, karvašudžio tapybos spalvos aš būsiu. Tai va jau čia visi išeina ir išeina jie švytintis už manęs visi. Čia kažkoksai tai šventorius visiškas meno ir viso kito gerai. Einam atsistosim, nes jau mūsų paskui nebeįleis. Va, skamba varpai, reiškia ženklas, kad mūsų jau tuoj įleidinės. Nes čia visą laiką skamba varpai, kai išleidžia ir įleidžia kažką. Mūsų įleido į vidų ir va čia visus susodino prie teliko. Prie teliko visus pasodina ir čia dabar 15 minučių mes sėdėsim, lauksim, kol viskas atšils, kol mes įgausim temperatūrą tam tikrą ir va čia rodo mums istoriją. Nella metà degli anni '80 furono messi in atto interventi di carattere passivo volti a rendere idonei alla conservazione delle decorazioni murali della cappella, l'ambiente e l'edificio. Gli interventi più nuovi e caratterizzanti di tipo ambientale furono la chiusura del portone in facciata, con conseguente riapertura dell'ingresso laterale in fondo alla parete sinistra. Nel registro superiore della parete sud, l'angelo rivela a due maturi sposi, Gioacchino e Anna, che il loro matrimonio, fino a quel momento sterile, sarà benedetto dalla nascita di una figlia, che susciterà ammirazione per tutti i secoli. Nell'incontro alla porta aurea di Gerusalemme, i profili degli sposi si confondono in un bacio vero, il primo della storia dell'arte. La narrazione riprende nel registro superiore della parete nord con le storie di Maria, la nascita, la presentazione al tempio, la gara tra i pretendenti, le nozze con Giuseppe e il corteo nuziale.
Tai vat mes irgi tarptų išrinktųjų pabuvom, kurie aplankė šitą vietą. Šiaip žiauriai įspūdinga, neperteikiama žodžiai. Nesu aš, aišku, suprantantis apie tuos dalykus, bet tai veikia. Tai veikia ir grožis, menas veikia. Veikia vienareikšmiškai, nebūtinai reikia būti ten kažkokiu menotyrininku ar labai ten žinovo meno, bet tai veikia. Buvo iš tikrųjų labai įspūdinga. Geras menas gerai veikia. Taip. Menas tampa kiču. Labai paprastai. Va. Jeigu tau neužtenka, gali nusipirkti vat maišelį. Tai principe aišku, Padujoje mes dėl to ir esam. Čia buvo mūsų pagrindinis tikslas. Mūsų paskutinė diena kalėdinė į Italiją. Ir įvyko tai, ko mes ir norėjom labai. Tai va, dar belieka tik pamatyti truputėlį senamiestį Padujos. Ir bus viskas mūsų kelionė. Taip, ir bus kelias namo. Tai aš manau, kad mes nusipelnėm dabar espreso. Po vieną, o gal ir net po du. Va. Ir jo, double espresso yra pinigai į balą. Nes užtenka, užtenka šito, kaip jisai vadinasi, reguliaro. Ne, reguliaro espresso, kaip jisai vadinasi. Ai, normal, va, vadinasi normal. Užtenka normal, geriau kelis kartus normal negu double. Tai va, ko mes čia susirinkom visi. Visi čia renkasi vieno dalyko. Tai yra espresso. Iš tikrųjų, kas yra Italijoje? Italijoje yra gerai. Tai vienareikšmiškai espresso yra tikrai. Absoliučiai jokių pretenzijų neturiu. Geresnės kavos jo. Šiam 5 centai už puikią nuostabią kavą. Fantastika. Visą dieną galėčiau tai gerti. Ir visą naktį. Šakės kaip gerai. Dieve, kaip tai gerai. Fantastika. Dalykas, kuris yra labai gerai Italijoje, tai yra mėlynas dangus. Mėlynas dangus ir espresso. Praktiškai vien dėl šitų dviejų dalykų galima važiuoti į Italiją. Nu ir aišku, dar Prada su šito, kaip jo, su Gucci. Va. Kas prie Giotto nusifotografuoja, kas prie Prados nusifotografuoja pas kiekvieną sava religija ir savi poreikiai. Mes tai ir prie Giotto, ir prie Prados. Va, tai pas mus yra poreikiai, reiškia labai dideli. Svarbu sudaryti įvaizdį. Teisinga. Jo. O kadangi mes esam patys geriausi. Dabar supratau, kodėl italai važinėja su automobiliais taip chaotiškai ir greitai. Vakar važiavam iš Bolonijos iki Padujos naktį. Tai italai lėkė kaip žvėrė. Mūsų pandolinis irgi įsibėgėjo iki 14 ir italai labai nustebę žiūrėjo, kaip aš juos lenkiau su mūsų žaviuoju pandolinį. Tai va, tai pasirodo, jie prisigeria espresso ir pasidaro hiperaktyvus. Nes aš irgi dabar po antros espresso šiandien jau žiūriu, kad pas mane atsirado energijos, nes šiaip esu biški peršalęs ir toks jau šiandien buvo be entuziazmų. Bet tai, vat tampi nuo espresso, vat toksai kaip šitas šuo. Va, pas italus daug šunų, gatvėje iš tikrųjų daug šunų vedžioja, ne taip kaip vokiečiai. Vokiečiai aplamai pamišė dėl šunų, bet pas italus jų yra irgi daug. Šunis jie myli. Tai yra gerai.
Padoje tai yra toksai miestas Italijos šiaurėje, čia jau netoli Venecijos visai. Yra įdomu tai, kad dalis pastatų matosi buvo sugriauta per karą. Nes yra senamiesty, pavyzdžiui, yra pastatyta tokių pastatų, kurie matosi vietoj sugriauto namo, pastatytas buvo toksai šiuolaikiškas pastatas. Vidury aikštės padarytas yra didelis visokiausių rūbų, tašių, suvenyrų ir šiaip visokio šlamšto turgus. Šita aikštė vadinasi Piazza della Frutta, o čia yra Palazzo Regionale, tai čia reikia suprasti, kad greičiausiai šitas pastatas yra savivaldybė nuo senų laikų. Graži savivaldybė, tik tai tas turgus yra kaka. Mes buvom Florencijoje, Bolonijoje ir dabar esam Padoje. Aišku, istoriškai šitie visi miestai ir visos apylinkės buvo atskiros valstybės savo laiku. Tai galbūt dėl to jie yra labai tokie skirtingi. Visi trys miestai yra skirtingi savo nuotaiką, savo architektūrą. Bet tai kaip buvo šitas miestas subombarduotas, kad senamiestį pristatyta va tokio briedo. Tai reiškia